Kokia jums ateina pati pirma mintis, kai pasakau dizelinis golfas? Labai ekonomiškas, mažas automobiliukas, o galbūt esu turėjęs? Už manęs yra pats paprasčiausias 2012 metų 6 golfas, kuris neturi jokios įspūdingos komplektacijos, bet ką jis turi, tai vieną ekonomiškiausių tų metų dizelinių variklių ir 7 bėgių DSG automatinę greičių dėžę. Tokios mašinos pirkimas dažniausiai būna paremtas būtent jos ekonomiškumu, nes po kapotu čia stovi 1.6 TDI 77 kW dizelinis variklis. Remiantis įvairiais autodata šaltiniais, savininkų atsiliepimais arba fuelo.com duomenimis, teigiama, kad šitos mašinos užmiestyje gali vartoti net 3,5 litro dizelino 100 km, o mieste drąsiai tilpti į 5,5 litrų dizelio. Ir tada prieš tos lygties pridėkime tai, kad čia yra universalas su pakankamai nemažai vietos, turintis visas svarbiausias iš esmės kasdienai reikalingas funkcijas, tokias kaip automatinės lempos, šildomos sėdynės, klimato kontrolė, bluetoothas ir viena geriausių tų metų DSG automatinių greičių dėžių. Nenuostabu, kad būtent šitie golfai su dizeliniais varikliais turi virš 500 000 kilometrų savo spidometrą, nes Vokietijoje įvairioms įmonėms buvo tiesiog labai protinga savo vadybininkams nupirkti tokias mašinas, ypač jeigu jie važinėja labai daug kilometrų kiekvieną dieną. Jie tai padaro patogiai, užtikrintai ir žinoma labai ekonomiškai. O dabar grįžkime būtent prie šito golfo. Jo kuro sąnaudos mieste yra 8 litrai dizelio. Užmiestyje siekia 6, kartais 6,5 litrų dizelio 100 km. Man asmeniškai pačios blogiausias kuro sąnaudos 90 km/h kelyje buvo 6,27 litro. Ir drįšiu dar atkreipti dėmesio, kad čia buvo tiesus kelias, jokių šviesoforų, jokių sustojimų, 90 km/h ir viskas. Ir jeigu man dabar kažkas tiesiog sakytų, žiūrėk, užsidenk akis ir pasakyk man mašiną, kaip manai, kuri valgo mieste 8 litrus dizelio, užmiestyje 6,5 litrų dizelio, yra pakankamai dažnai pastebima kelyje. Kaip tu manai kas? Ir aš sakyčiau, žinoma, kad tai yra 5 serijos BMW su 2,5 arba 3 litrų dizeliniais varikliais, 6 cilindrai, kas būtų arba slyva, arba pelekas, you name it. Jie yra gražus, patvarus, patogus ir žinoma ekonomiški pagal savo svorį. Ir tada man atidengia akis ir prieš mane stovi dizelinis 1.6 golfiukas. Suprantat, kur man argumentas šitą vietą? Man atrodo, kad šitas golfas turi problemų. Aš nežinau kokių, aš nežinau kaip įrodyti, manim netiki šito golfo savininkas, aš neišprotėjęs, bet man atrodo, kad tokios kuro sąnaudos yra problemos pasekmė. Todėl eikim su manim į šitą kelionę, kurios rezultatu nustebau net aš pats. So take my picture, you told me I'm the one you wanted, you really wanted, but you don't love me like I love you, I don't believe you, I take the keys and I'm gone, and when I'm driving, I'm really driving, I'm driving fast. Pats pirmas ir paprasčiausias dalykas yra pasitikrinti arba išsivalyti savo MAF sensorių. MAF sensorius yra toks pilietis gyvenantis po kapoto, dažniausiai už oro filtro. Jo darbas yra pamatuoti, kiek į variklį eina oro, koks yra to oro tūris, temperatūra ir tos duomenys perduoti variklio kompiuteriui. Variklio kompiuteris pagal gautus duomenys įpurškia atitinkamą kuro kiekį, kad išlaikytų idealios traukos ir ekonomiškumo balansą. Jeigu MAF sensorius duoda neteisingą informaciją, tarkim, kad į variklį patenka daugiau oro, negu iš tikrųjų jo patenka, variklio kompiuteris atitinkamai liepia purkštukams duoti daugiau kuro, ko pasekoje padidėja kuro sąnaudos. Ir kadangi čia yra vagas ir tu tiesiog nori persistatyti ne ant vėjo, tai įjungus valytuvus nieks neveikia. Galinis kita vertus, galinis veikia. Na žodžiu, ne tam čia susirinkom, reikia šitą pakeisti. Nu va, pakeičiau MAF-ą ir pagal mano kompiuterį šitie skaičiai jau yra sveiki, nes būdavo tarp 6 ir 7 ant visų apsukų, dabar yra tarp 10-11 su biškiu. Ir jeigu duodam biškiu apsukų jam, kokias 2 štukas, 22, 23, o labai geri skaičiai. Prieš tai pas mane čia būdavo, blemba, nesiekdavo 20.
Tai ar tas yra skirtumas? Nežinau, pamatysim. Bet dabar turiu dar vieną problemą, kad kaip ir matėt, man neveikia valytuvai. Lygioj vietoj vakar fucking veikia. Nu tai žodžiu, dar reikės žiūrėti, kas negerai šitiem valytuvam. Yra labai nedidelis šansas, kad aš esu debilas. Bet žinot, kaip sakant, jeigu yra nors 1%, tai jau yra šansas, tai nėra 0. Jeigu tai yra tiesa, aš jums pranešiu. Žinot, pas mane visos mašinos yra, gerai. Ne pirmos jaunystės. Ne, galim panduoti tą žodį. Ir mano veiksmų seka smegenyse, jinai negali suvesti, kad jeigu tau neveikia valytuvai, tai nėra gedimas. Pas man iš karto, kažkokia yra problema. Saugiklis, bet saugiklis dėl kažko išmuša, rankinėlę, gal reikia perkurti mašiną, gal kažkokia elektra nesuveikia. Čia yra 2012 metų mašina. Mano standartais, aš įsėdęs jaučiu naujos mašinos kvapą. Aš ieško, kur man čia nuplėšti paperiuką naujos mašinos, žinai. Ir kadangi čia yra tokia nauja mašina, ta prasme, jinai neduoda įjungti priekinių valytuvų, jeigu yra darytas kapotas. Ar jinai rašo kažkur apie tai? Ne. Tiesiog neveikia, nes aš tenai buvau, ne? Aš norėjau tiesiog atsidariau kapotą, pažiūrėjau kur mapas, sakau, parsivarysiu čia mašiną, žinai, ir valytuvai neveikia. Nu ir okei, yra problema, tą problemą kažkaip spręsim. Uždariau kapotą, valytuvai veikia. Tai aš dabar galiu atrodyti kaip senas vyras, kuris reikia ant debesies, bet, man reikia adaptuotis, kad šitos mašinos yra protingos ir jos turi algoritmus, nes senam Mersui pochui, kad su juo darai valytuvai, jeigu tu jungti, jie veiks. Jeigu neveiks, jie sugėdė. Jeigu jie sugėdė, galimai užsidegs, kas man yra buvę, bet šitą jau matė prieš tai. Žodžiu, pakeitus mafą, iš esmės situacija šiek tiek pagerėjo. Nėra jinai gera, bet jinai pagerėjo. Ir dabar matavau, kad važiuojant lygiai 100, jisai valgo 5,5 litro. Kas šiaip yra pakankamai gerai, jeigu tai būtų 3 litrų dizelis. Čia yra 1.6 TDI, kuris teoriškai užmiestyje tokiu greičiu turėtų valgyti 4 litrus. Plius minus, 4,5. Tai vis tiek tai yra per daug. Ir ką aš padariau? Aš mūsų draugą dirbtinio intelekto paprašiau paaiškinti man, kaip man per VCDS pasižiūrėti, iš esmės, koks yra DPF filtro statusas ir štai ką gavau. Kad pagal mano nurodytus skaičius, pas mane yra va tiek pelenų, kai paprastai riba turi būti tiek. Vadinasi, tas filtras yra jau užsikišęs ir slėgis yra kažkoks per aukštas, vadinasi, jau sunku iškepti ir visa kita. Žodžiu, esmė tame, kad DPF filtrui yra, kaip suprantu, jau negerai. Tenai yra DSG dėžė, kur yra 7 bėgių ir jin žiauriai dusina tą variklį. Tarsi tu važiuoji 50, jis bičia 6 bėgį metą ir vos važiuoja, nes ten štuka apsukuvos lieka. Tipo, what the fuck? Tu literaliai dusini variklį. Jeigu tu važiuoji ant Tiptroniko, kur tu pats junginėjai pliusą minusą, tu gali tikrai važiuoti žymiai ekonomiškiau negu ta greičio dėžė. Ir man irgi tada klausimas, negi ta greičio dėžė tokia bukana, aš netikiu, aš galvoju, gal čia programavimo dalykas. Adaptaciją aš jau jam dariau, kad jisai tipo važiuotų ne taip leisgyviškai. Aš jums dabar noriu parodyti, ką aš turiu omeny dėl variklio dusinimo. Tai aš dabar važiuoju paprastai ant D raidės, normaliu keliu, normaliom sąlygom. Ir aš važiuoju beveik 50, dabar 50. Ir jisai važiuoja 5 bėgių, 1200 apsukų. Tas visai nieko, bet jeigu aš vos spaudžiu gazą ir mes pakeliam apsukas, tarkim, kištukas 500, kas 5 bėgiui yra afigenai. Jis permeta 6. Prasme, 1500 apsukų jam yra jau per daug. Ir žiūrėkit, mes 6 bėgio važiuojam ir kuro valgo 6,3, 6,5. Jeigu aš jungiu manualį režimą ir jungiu 5 bėgį ir, tarkim, pasigazuojam iki tų pačių 60, jis automatiškai valgo mažiau kuro. Tai aš šitoj mašinai nesuprantu labiausiai, kam jisai greičių dėžė specialiai dusina šitą variklį. Visus moko, kai tu laikai regitrą, kad dizelį jungi bėgį ant maždaug 2000 apsukų. Čia jisai meta bėgį ant 1500 apsukų.
tada automatiškai kitas bėgis būna apie 1100 apsukų ir variklis dūsta, nes jisai jau nebegali, jis nebeturi torko, jis nebeturi arklių. Tada tu spaudi daugiau gazo ir jisai nepermeta bėgio žemyn. Jisai tiesiog bando gazuotis, kas yra negerai varikliui, kas yra negerai turbinai ir negerai tavo kūro sąnaudom, nes kas tada būna, jisai duoda žymiai daugiau kūro, bet kadangi tai yra mažos apsukos, rezultatas būna dažniausiai lievas. Ant šitos specifinės mašinos, ką pastebėjau, kad yra žymiai ekonomiškiau pačiam mėtyti bėgius, bet tada tu nebesinaudoji DSG automatu, o tu pats rankiniu būdu meti bėgius. Tai kam tada pirkti automatą? Tarkim, aš noriu važiuoti 60, ir tarkim įsijungiau tą pilotą. Ir jisai iškart, kaip matėt, permetė 6 bėgį ir apsukų yra 1200. Kūro sąnaudos 6-7, 7, gali būti, kad dar daugiau bus. Ir mes nieko nepakeičiam, bet tiesiog aš jungsiu manual režimą ir 5 bėgį. Ir autopilotas yra 60 nustatytas ir kūro sąnaudos ženkliai mažesnės. Nu, ta prasme, net nežymiai, o ženkliai mažesnės. Aišku, čia tokia biški nuo kalnėlio, bet jinai žiauriai paprasta. Dėl to aš turiu šiek tiek informacijos. Aš kalbėjau su viena įmonė, kurie iš esmės užsiema DPF filtrų plovimu, programavimu, ne DPF, išprogramavimo DPF ir padarimu Stage 1 čipo. Stage 1 yra gatvėje žinomas kaip eko čipas. Jo tikslas yra padaryti, kad tavo mašina valgytų mažiau kuro. Jie man minėjo, kad jeigu šita mašina yra buvus nuvežta į oficialų Volkswagen servizą ir jai padarytas DSG automatinės dėžės atnaujinimas, po to atnaujinimo ta dėžė tiesiog pradeda dusinti variklį pastoviai. Aš turiu teoriją, kad šitas DSG update'as yra lygiai toks pat tiek 2-litriniam dizeliui, tiek 1.6 dizeliui. 2-litrinis jisai turi žymiai daugiau arklių, žymiai daugiau torko ir jisai gali su mažom apsukom judėti priekį, tą daryti pakankamai ekonomiškai. 1.6 variklis yra per silpnas ir jam reikia tų šiek tiek apsukų, nes jisai kitaip negali išnaudoti savo ir tai nedidelio potencialo. Todėl dabar iš esmės planas yra toks. Rytoj mes važiuojam į garažą ir jam išimam DPF filtrą ir įdedam kitą. Tada pirmadienį, jums tas nieko nesako, nes šitas video pasirodys nežinau kada, bet pirmadienį aš vežu pas tokį bičiuką, kuris užsiema čipavimu. Ir aš jam pasakiau visą situaciją, aš jam pasakiau, kas vyksta su mašina ir aš jam pasakiau, kad mano tikslas yra kuo ekonomiškesnis golfas. Tai jisai supus programą, jisai išjungs kažkokius dalykus, padarys tam tikrus parametrus ir žiūrėsim. Ir aš jo klausiau dėl šitos greičių dėžės. Tai iš esmės, ką jis minėjo, kad įmanoma yra jas programuoti, kad jos kitaip jungtų bėgius, bet šiaip, jeigu tu padarai Stage 1 čipą, kas yra šiek tiek padidina tavo mašinos galią ir jai tiesiog yra lengviau su mažesnėm apsukom pasiekti norimą greitį ir išnaudoti, mažiau resursų, nes tiesiog greičiau pasiekti norimą greitį. Neatsimenu, kur jau su šitą mintim, bet žodžiu, jeigu padarysim Stage 1, yra šansas, kad tas padės su šituo variklio dusinimu. Jeigu ne, tada bus galima programuoti šitą greičių dėžę ir žiūrėti toliau, kas čia jam nutiks. Pirma kelionė yra su sutvarkyto DP filtru. Aišku, čia padaryti darbai dabar yra fiziškai, dar reikia padaryti juos programiškai, bet man tą padarys kitą dieną. Tai dabar man klausimas kyla, ar kažkas jaučiasi, kai tu važiuoji su sutvarkyta šitą sistema?
Aš norėčiau pasakyti, kad kažkaip jinai jaučiasi gyvesnė, bet aš bijau, kad kadangi aš jaučiu, kad tas yra vos, kad čia yra placebo efektas, kad actually dar nieko nesijaučia. Kuro sąnaudas taip pat pamatysim, aš dabar užsipyliau kuro, vedu į programėlę kilometražus, litražą ir visą kitą, kad apskaičiuoti tiksliai, kiek litrų suvalgo kuro. Ir aš netgi einu iki tokių apskaičiavimo lygių, kad visada užsipylęs baką, aš mašiną prisijungiu prie kompiuterio, įsijungiu variklio bloką ir įsijungiu būtent kuro lygio parametrą, tą daviklį, kuris man rodo tiksliai litrų tikslumu, kiek bake yra kuro. Tam, kad neskaičiuoti čia iš akies maždaug jam 7%, o kad man actually rodytų skaičių. Tai taip aš bandau išsiaiškinti, tiesiog objektyviai, ar mano teorija pasitvirtins, ar nepasitvirtins, o galbūt čia yra tiesiog bullshit ir kadangi variklis turi, kaip matot, kiek čia jis turi, beveik 350 000 ridos, gal tiesiog nebeįmanoma yra padaryti tokių kuro sąnaudų, kokias kažkada šitą mašiną darydavo. Aš nežinau, ko šitas eksperimentas baigsis, aš neįsivaizduoju, bet man labai įdomu. Ir aš esu labai smalsus žmogus, man yra labai įdomu ir aš žiauriai mėgaujuos, kad aš turiu galimybę aiškintis, analizuoti ir prieiti kažkokių išvadų. Galbūt nieko nepasikeis. Taip gali būti, bet žiūrėsim, kas bus. Užsipėliau kūro prieš pačipavimą ir susivesim duomenis ir pažiūrėsim, kiek dabar iš esmės kūro suvalgė nuo DPF sutvarkymo iki čipavimo. Vadinasi, turim skaičių iki DPF sutvarkymo, tada po DPF sutvarkymo ir tada žiūrėsim po čipavimo. Turėsim 3 skaičius, žodžiu. Gerai, kilometražas 3, 4, 7, 8, 8, 9. Degalai litrais lygiai 14 litrų. Iš viso 20 eurų. Tavo bakas nepilnas, akivaizdu. Tai mes dabar prisijungsim ir pažiūrėsim, kiek tiksliai yra bake kuro, kad šitoj vietoj nebūtų paklaidos. Fuel level. Check. 35 litrai. Gerai, vedam, kad apskaičiuotas degalų kiekis yra 35 litrai. Check. Kažkas šiandien tokio. Aš, man atrodo, stoviu netiesiai. Nes pagal šitos duomenis Golfo kuro sąnaudos yra 3,85 nuvažiavus 130 km. Aišku, aš pagrindė 90 visur važinėjau. Man nepatinka šitas rodmuo, todėl aš nuvažiuosiu į labai artimą aikštelę, pasistengsiu atstoti kiek įmanoma tiesiau ir pažiūrėsim, ką tada rodys kompiuteris, ar jis vis dar rodys tos pačius 35 litrus ir pažiūrėsim, galbūt čia kažkokia klaida įvyko, nes aš nelabai tikiu, kad taip gali būti. Bet tiesiog, dėl viso pikto važiuojam į tiesesnį aikštelę. Čia atrodo pakankamai tiesu šiaip viskas. Aišku, nebus niekada to tobulo tiesumo, bet bent jau mano šitam eksperimentui pabandyti. Pažiūrim. Pabandom iš naujo įveiti šitą bloką. Aš dabar jaučiuosi, žinot, kaip Honda savininkai, kur važiuoja ir su laptopu šalia, nes ten visada tuninguoja kažką, visada galia kelia. Bramba, vis tiek 35 litrai. Labai įdomus skaičiai, aš jums aišku rodysiu visą šitą ekrane, bet iš esmės, ką mes turim, kad iki bet kokių darbų darimo kuro sąnaudos buvo 5,58, kas šiaip nėra blogai, negalvokit, kad čia kažkas blogai, čia yra geros sąnaudos šiaip iš esmės. Kitos sąnaudos buvo 6,24 ir visi šitie kilometrai, beveik 1000 kilometrų yra pravažiuota autostradose ir užmiesčio keliais ir vos Vilniuje. Tai dabar 130 km, 3,85, man atrodo, kad čia yra klaida, kad aš kažko nesužiūrėjau, bet tarkim, palikim taip kaip yra, važiuojam pasičiupuosiam, programiškai dar padarys keletą dalykų ir tada pasistengsiu pravažiuoti šiek tiek daugiau negu 130 km ir žiūrėsim, kas pasikeis. Iš esmės, kokios tos tikros kuro sąnaudos bus.
įvyko sučipavimas, esu sučipuotas, nu ne aš, Golfas. Bet šiaip aš irgi esu sučipuotas, tai jeigu Šimonytei labai rūpės, ką aš naktį veikiu, jin labai nusteps, ką aš naktį veikiu. Ir dabar turbūt natūralus klausimas, tai kaip ta mašina dabar važiuoja? Tai galiu pasakyti tiek, kad diena ir naktis. Tai prasme, važiuoja lyg Formulė 1. Spaudi gazą, nespėjai net nukelti pedalo, reikia stabdį spausti, nes jis gazuoja žiauriai greitai. Tai būtų, bet taip nėra, nes aš paprašiau, kad sučipuotų būtent taip, kad tai būtų ekonomiškiausia versija possible, kurio tikslas yra iš esmės pagerinti tavo ekonomiškumą, to trakini mašinos tam tikrą užrakintą potencialą, Jezu, fainas leksiukas, užrakintą potencialą, kuris yra tiesiog išjungtas, negaliu sakyti išjungtas, bet tiesiog gamykloje šitas mašinas labai smarkiai užsmaugė tam, kad jos būtų kiek įmanoma ekologiškesnės. Ir aš šiek tiek skaičiausi, iš kur yra tos tokios labai mažos kuro sąnaudos, sakoma, kad jie gali tas kuro sąnaudas padaryti. Tai iš esmės, kad tas nėra super objektyvi tiesa, nes tie duomenys yra iš Volkswageno, kaip suprantu, iki Dieselgate skandalo jie buvo paviešinti. Tai, kaip žinoma, tas skandalas buvo tiesiog, kad buvo melas. Tai ar tos sąnaudos yra melas? Didelis šansas, kad taip. Bet kokiu atveju tai nereiškia, kad mes negalim pabandyti šitos mašinos padaryti dar labiau ekonomiškesnės. O dabar mano tikslas yra paprastas. Su jie kuo daugiau važinėti, tiek mieste, tiek užmiesti. Ir iš esmės mano tikslas yra tiesiog prisukti kilometrų. Nes aš jaučiuosi, kad tie 130 km, su kuriais iš esmės važiavau po DPF remonto, jų buvo per mažai tam, kad šis tyrimas turėtų kažkokią objektyvę imti, kiek yra tų kilometrų, už kurių tu darai tam tikras išvadas. Per šitą laikotarpį praskau ne 100 km. 694, jeigu jau labai tiksliai. Pyliausi 2 kartus labai skirtingomis sąlygomis. Pirmi 400 km buvo pravažiuoti beveik visi mieste, šalto variklio, trumpomis distancijomis, taip pat tiesiog stovint vietoje ir šildant saloną, kol pareina draugelis iš kebabinės. Man didelį su miksu ir vištiena, ačiū. Kartais tekdavo ir užmiestyje pavažinėti, todėl drįsčiau teikti, kad čia buvo visiškai realaus gyvenimo sąnaudos. Šaltą gruodžio mėnesį. Vidurkis gavosi 6,27 litro 100 km. Čia daug ar mažai? Spręsti jums. Kiti 295 km pagrindė buvo užmiestyje per pūgas, kartais važiuojant 100, kartais 70. Sąnaudos 5,45 litrų 100 km. O dabar, tik dėl jūsų, aš planavau didelę kelionę į tolimą užsienį, tam, kad galėčiau prispilti visiškai pilną baką prieš ir visiškai pilną baką po. Tik dėl jūsų, nes aš va taip jūs myliu, nu ir kad Rygos eglę pamatyti. Nu, paskutinis pilimas įvyko, tai žiauriai įdomu, koks rezultatas bus, tai pažiūrim. Kilometražas 349,233 litrai 31,99 iš viso 46,03 pilnas bakas ček. Bet negaliu. Ček. 4,92. O, wow. Tai 5 litrai. Toks gavosi vidurkis per tikrai nemažai kilometrų. Ar jie yra maži, ar jie yra dideli, čia jau spręsti kiekvienam. Noriu dar pabrėžti vieną dalyką, kurį turbūt buvau sakęs, bet čia viskas yra daryta žiemą per -10, -15, -0, -1 žiemos oru. Tai iš esmės vasara teoriškai turėtų būti netgi mažiau, nes Golfas visada su jungtų šildymu, jungtom šildomom sėdynėm ir visa kita. Tai parašykit, ką manote, ar apsimokėjo investuoti iš esmės beveik 300 eurų visiems šitiem darbam, ką jau matėte, ir gauti tokias kuro sąnaudas, kokios yra. Galbūt neapsimokėjo, galbūt apsimokėjo. Ir kita vertus, parašykit, ką vairuojat jūs, kiek jums gaunasi žiemą kuro sąnaudos, o aš, kaip visada, atsisveikinu, dėkoju, kad žiūrėjot ir palieku jūs su šypsena veide. Čiau. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style.